Ketvirta savaitė. Prekybos tinklų leidiniai. Na, ši savaitė be kažkokių didelių proveržių. Maksimoje nauja prekė Pergalės šokoladas nusipirkus prekių už 30 eurų. Taigi Pergalę galima pasiimti didelę už 1 centą. Lidl, sakykime, toks įprastas kaininis leidinys. Iki kažkiek pasikeitė viršelio dizainas, pripiešė daug ar tai žvaigždžių, ar tai raudonų rašalo dėmių, kas turbūt turėtų reikšti, kad tai jau pas juos yra labai pigu, nors iš tikrųjų galbūt kiaušiniai įdomesnė kaina. Norfa vis dar galioja senas leidinys, bet su juo kiti iki šiol negali susitvarkyti. Na, Rimikai visada žada toliau geras kainas ir mamutų dienas. Na, be abejonės šita savaitė yra bananų festivalis, kurį išprovokavo Lidl su savo skelbimu, kad euras 29 yra labai gerai kaina. Todėl visi dabar neva atsako ir rodo akciją. Kas rodo po 89 centus, tai kaip maksima, kas rodo po 99 centus už kilogramą, čia labiau apie iki, o pasirimi ėjimas žirgų, jie rodo kainą 69 centai. Bet tai kaina galiojant interneto toks gudrus labai įėjimas, kad nepatirt nuostolių dėl tokios kainos, nes internetu ten pas juos kažkur perka tik 2 procentai žmonių nuo visos apyvartos. Bet kadangi paskelbė kainą visur viešai, garantuotai subėgs babutės į fizinės parduotuvės ir piktinsis. Aišku, bet kokiu atveju čia laimėtojas bus Lidlas, nes savaitgaliu jis garantuotai ištrauks kokią nors šeštadienio kainą po 68 centus ir padarys antrą reidą, kad net akcijos metu aš esu pigesnis. Vienu žodžiu klasika, kai pats suformuoji žinutę rinkai, priverti visus reaguoti į tave, o visi kiti arba velkasi iš paskos ir laukia, į kurią pusę bus timteltos vadžios. Tai Norfa, Rimi ir iki renkasi Kuino vaidmenį, tuo pačiu, kai Norfa toliau formuoja savo kainodarą ir komunikaciją, į kurią po 2 savaičių štai Lavazos kainos sugeba atsakyti tik, kaip nekeista, Rimi, padarydama tokią pačią kainą, o iki besidžiaugdama bananais po 99 centus, turi žymiai didesnį ir minkšto pakelio kainą 3,99 €. Taigi tinklas iki ryškiai skinasi užtikrintą vietą į užtikrintą trečią vietą tarp visų tinklų. O Rimi geros kainos vis tiek toliau lieka pažadais, nes tarkim Jakobs Kronom, kuri irgi neva jų gera kaina 4,59 yra didesnė už Lidlo šią savaitę siūloma kaina 4,49 €. Taigi einam prie kitų svarbių prekių, tai yra prie baltymų. Seniai nežiūrėjom šviežių žuvyčių kainos. Tai ko gero įdomiausia kaina yra Maksimos vaivorykštiniai upėtakiai 4,99 €. Gimininga žuvis alpinė šalvės yra Lidle, bet yra po 6,99 €. Aišku, Rimi lašiša 8,99 €, kaip ir už lašišą gerai, tačiau iki siūlo šviežius atlantinių lašišų kiaušinius po 8,99 €. Taigi iki šiuo atveju pasiūlymas geresnis už Rimi. Na ir jeigu ne lašišinė žuvis žiūrėt, tai iki Rimi siūlo doradas. Rimi dorado 6,99 € už kilogramą, o iki 8,99 €, kas yra žymiai brangiau. Taip, kiauliena toliau, kaip juokingai beskambėtų, pas visus super kaina, bet yra ta pati vienoda, tai yra 3,49 €. Iki ir Maksima tai yra kumpis, Rimi tai yra mentė be kaulo, Lidlas leidinyje geros kainos nesiūlo, tai virš 6 € kainuoja pjaustyta sprandinė, bet greičiausiai jie savaitgaliui ištrauks irgi kokią nors kiaulienos gabaliuko kainą už kokius nors 2,99 €. Vištiena šią savaitę geriausios kainos galūnėms.
Maxima petelė 1,98 €, tai tikrai geras pasiūlymas. Lidl ketvirčiai kiek brangiau, 1,99 €, nors tai irgi neblogai. Rimi šlaunelės jau žymiai brangiau 2,98 € už kilogramą, o iki dar brangiau blauzdelės už 4,98 € už kilogramą. Galima pavadinti taip labai brangu. Toliau, kas su daržovėmis? Su daržovėmis iš tokių bazinių daržovėvyčių, tai kopūstai Maximoje 39 iki 49 centai, iki brangiau. Sveriami svogūnai Rimi parduotuvėje 39 centai iki vos ne dvigubai brangiau 59 centai. Gera kaina Maximoje slyvinių pomidorų 1,75 €, Lidle jie kainuoja 1,99 €, o iki net 2,49 €. Toliau gera kaina Maximoje vynogių 3,79 €, iki vynogės šviesios kainuotos ten fasuotos po 500 gramų, bet kilogramas 3,98 €, 3,99 € Lidle su citruciniais. Citruciniuose tokia šventė, kad apelsinai Maximoje 89 centai, Rimi 1,19 € iki 1,49 € dar brangiau. Mandarinai tiek iki, tiek Lidle 99 centai, dar aišku Rimi bus 30% visiems citrusiniam, bet ko gero šitų kainų jos tikrai neperšoks. Taip, iš užsipirkimo tratata makaronai su dešra. Geras pasiūlymas Molisana Maximos tinkle, tai yra 50% nuolaida, tai už Molisanos makaronus mokėti nuo 89 centų, už spagetį, už visų kitokių formų yra tikrai labai geras pasiūlymas, kai barila, tarkim, stojo virš 2 €. Kituose tinkluose irgi nėra gerų makaronų pasiūlymų, tai sriubiniai makaronai Lidle 1,39 € ir neaiškus makaronai iki tinkle 1,9 € ir tai yra brangiau. Taigi su makaronais šią savaitę tikrai prekinamės, jeigu norisi gerų itališkų, tikrai Maximoje. Dešros labai daug kas ištraukė grupinės nuolaidas, bet giliausia grupinė nuolaida yra Maximoje 50% Utenos giminių dešrelėms ir dešroms, iki 40% Krekenavos dešroms dešrelėms, jau netokia gili nuolaida. Na, o silpniausia nuolaida tai Rimi nuo 20 iki 35% įvairių gamintojų, įvairių tipų dešroms. Na, tik tai gerai, kad tai bent jau plačiausias pasiūlymas sortimento prasme. Na ir pabaigai indus paplausim su Fairy. Čia geriausias pasiūlymas, kaip nebūtų keista, yra Rimi. 2,22 € už litrą, po to eina Lidlas 2,44 € už litrą, Maxima 2,99 €, o iki taiko grupinę nuolaidą 30%, bet vėlgi, jeigu pasižiūrėt, kas ten pigiausiai už litrą, tai 3,02 € ir brangiau. Taigi dar kartą savo įsirodom, kad nėra besąlygiškai pigių prekybininkų, o yra pigus pasiūlymai, tai tuo ir vadovaujamės.